Šalia manęs stovi Maserati Grecale. Turbūt, kad tai yra vienas iš gražiausių automobilio gamintojų logotipų. Gamykliškai šis automobilis nėra dengtas jokia antikorozinė danga. Netgi matote, kad išėmus kamštį iš lonžerono jau iš jo bėga vanduo. Mes jį padengsim Crown T40 Rust Protection antikorozinė danga. Užkurs didelė diskusija, ar tikrai vertėjo gręžti šitą automobilį. Ir šis procesas yra visiškai normalus. Buongiorno, draugai! Šiandien sveikinuosi su jumis iš Vilniaus Crown antikorozinio centro, kuriame naujų metų proga nusprendėme jums parodyti naujus automobilius, kurie atvyksta pas mūsų svečius. Tai kaip sakoma, nauji metai ir nauji ratai. Šalia manęs stovi Maserati Grecale automobilis, visiškai naujas daiktas, tai yra 2023 metų automobilis, kuris buvo pradėtas gaminti 2022 metais. Klientas užsakė antikorozinio padengimo paslaugą, o mes nusprendėm padaryti šio automobilio apžvalgą ir plačiau papasakoti jums apie šio automobilio ypatumus. Iš tiesų nusprendėm padaryti apžvalgą ir išsirinkom visiškai naują automobilį ir dėl kitų priežasčių. Dauguma klientų mūsų klausia, ar verta purkšti naują automobilį antikorozinę dangą, kada tą reikia daryti, kaip vyksta tas procesas. Tai žadu jums tikrai įdomų siužetą, nenuleiskite akių ir eime pažiūrėti, kas slepiasi šito automobilio viduje. Prieš pakliūdami į šio automobilio vidų dar noriu šiek tiek jums papasakoti apie Modena versiją. Tai Grecale yra 3 komplektacijos. Paprasčiausia, galbūt pigiausia yra GT versija. Modena yra tokia tarpinė vidurinioji ir yra dar trofėjo. Mes turime tokį tarpinį variantą ir, kaip ir minėjau, jis yra visiškai naujas gaminys. Stellantis į savo grupę Maserati priėmė 2021 metais. Tai yra Olandų korporacija, kurioje galima atrasti Dodge, Ramą, Peugeot, tą patį Maserati, Alfa Romeo automobilius. Ir tai yra vienas iš didžiausių gigantų Europoje pagal parduodamų automobilių skaičių. Ir iš to galim daryti išvadas, kad tai yra praktiškai naujas Stellantis kūrinys ant Giorgio platformos. Tai šitas automobilis yra pagamintas ant tos pačios platformos, ant kurios jau važinėja Alfa Romeo Stelvia ir paskutinės kartos Jeep Grand Cherokee. Tai iš tiesų labai yra prabangus automobilis, gražių formų, gražaus dizaino, viskas labai yra harmoningai išpildyta ir sukomplektuota. Tai noriu jums iš arčiau parodyti, kas slypi po kapoto ir papasakoti, kuo Modena skiriasi nuo GT versijos ir trofėjo. Pagrindinis dalykas tai yra variklis. GT ir Modena turi tą patį 2 litrį turbo variklį, 4 cilindrų, bet papildomai Modenoje yra integruota hibridinė 48 voltų sistema, kuri leidžia bendrai išgauti 330 arklio galių. Pats brangiausias variantas trofėjo turi visiškai kitą variklį. Ten jau eina V6 3 litrų twin turbo variklis, kuris išspaudžia net 550-80 arklio galių. Tai ten jau yra visiškai kitas variklis, kitas automobilis. Visa turbūt paslaptis tai yra hibridinė sistema, kuri jau leidžia šiais laikais dėti mažesnio litražo variklius ir būtent tai, ką ir daro Stellantis. Ateityje Maseratis planuoja apskritai pereiti tik ties elektrinių automobilių gamybą. Taipogi noriu paminėti, kad visi Grecale 3 automobiliai, visos komplektacijos yra varomos 4 ratais. Nėra galimybės rinktis priekinių ar galinių ir šis automobilis yra 4 varomų ratų. Priekiniai suportai yra ženkliai didesni negu galiniai, dideli stabdžių diskai ir šito automobilio ilgis yra 4,80 cm, svoris apie 1,9 t. Pakankamai didelis SUV-as, kaip jie save pozicionuoja, ir jis yra valdomas pilnai elektronika. Netgi durelės, kad atidaryti dureles, čia yra paslėptas mygtukas, tai visa durų sistema yra elektroninė.
Tai išduoda netgi ir šie du mygtukai iš vidinės durelių dalies, kad atsidaryti duris ir išeiti iš automobilio, taipogi integruotas elektroninis mygtukas ir papildomai yra mechaninis. Jeigu automobilį išsikrautų baterija, akumuliatorius ar atsitiktų kažkokia tai problema su elektronika, mes turim galimybę iš jo išeiti naudodami mechaninę svirtį, bet klausimas tada kyla, kaip mes į jį įeisim, jeigu čia yra valdoma viskas elektra. Sutikit su manim, kad pats kėbulas atrodo labai gražiai ir visos formos tokios, labai skoningai viskas yra išpildyta ir tikrai atrodo jisai prabangiai, bet ką aš supratau žiūrėdamas į šitą logotipą, turbūt, kad tai yra vienas iš gražiausių man automobilio gamintojų logotipų. Jis simbolizuoja Neptūno trišakį ir apskritai Maseratis šiek tiek pozicionuoja save tiek simboliais, tiek pavadinimais su mitologija. Netgi tas pats Gricali pavadinimas tai yra šiaurinio vėjo vardas. Tu su niekuo nesumaišysi šitų priekinių grotelių, kurios yra tikrai didelės ir yra reklaminis Maseračio veidas. Šito automobilio vertė yra apie 100 000 eurų. Iš tiesų yra premium luxury klasės automobilis. Pažiūrėkim, kas yra gale. Bagažinė, nemanau, kad turėtų stebinti tokios klasės, kad ji yra pilnai valdoma elektra. Bagažinė yra tikrai erdvi, čia vietos pakanka. Jeigu jos trūksta, labai paprastai dviejų svirčių pagalba iš abiejų pusių galima atlenkti atlošus. Tai man patinka šios funkcijos dėl to, kad aš jų pasigendu. Tiek gale, tiek priekyje jūs galite lengvai atlošti galinės sėdynės ir turėti tos erdvės dar daugiau. Tie tokie smulkmeniški paprasti sprendimai mane džiugina, kaip prekių krepšelių laikikliai ir diržas, kur gali susidėti visus savo krepšius ir prekes, kad jos neišlakstytų, neišbėgtų, nepabėgtų ir nesivoliotų bagažinėje. Atsarginio rato čia nėra, čia yra rem komplektas, kuris yra dažniausiai montuojamas jau šiuolaikiniuose automobiliuose. Ir čia kaip ir įrankiai ir būtiniausi dalykai, kurie yra privalomi bagažinės komplektacijoje. Tai eime pažiūrėti, kas šito automobilio viduje. Automobilio salonas yra pagamintas tikrai iš labai kokybiškų detalių. Visur jaučiasi minkšti audiniai, tai yra medis, pats vairas labai malonus, labai viskas tikrai kokybiška ir matosi, kad tai yra tikrai prabangus ir patogus automobilis. Bet yra įdomus sprendimai. Pirmas dalykas, kad Maseratis pirmą kartą pagamino automobilį su visiškai skaitmeninė multimedija, tai nėra jokių faktinių mygtukų, o didžiulis ekranas padalintas į dvi dalis. Start-stop užvedimo sistema yra vaire. Kairiai pusėje užvedamo automobilį būtent su mygtuku. Dešinėje yra vairavimo režimai, jų yra 5, 3 sportiniai režimai, nei vieno eko. Pavarų, perjungimo, svirtės čia nėra. Taipogi čia nėra jokios konsolės, kurio galima būtų tą daryti. Jos yra integruotos tarp dviejų multimedijos ekranų – P, R, neutralas ir važiavimo režimas. Tai iš tiesų dalykas, kuris reikalauja šiek tiek pripratimo ir vėlgi, kai kam tai yra patogu, kai kam ne. Man asmeniškai, bet kokioje situacijoje dešinė ranka visada natūraliai ieško ar svirtelės čia, ar valdymo džiostiko čia. Čia mes turim grinai integruotą dalyką. Bet, kaip man pasakojo automobilio savininkas, viską galima užsiprogramuoti ir visas funkcijas įvesti būtent į šitas lapatelės. Tai aš manau, kad tai vėlgi programuojamas dalykas, nes kas man nepatinka, tai galbūt visa klimato kontrolė, laikrodžio nustatymo, sėdynių nustatymo funkcijos, netgi lempų žibintai yra mažesniajame ekrane apačioje, kur aš faktiškai važiuodamas turiu visą laiką savo dėmesį nukreipti nuo kelio ir ieškoti tų nustatymų, bet vėlgi pati sistema yra įdomi multimedijos tom, kad ji yra padalinta į du ekranus, tai galite taip multitaskinti, atlikti netgi kelias funkcijas. Čia yra Android ir Apple sistema ir ta pati navigacija, kuri labai greita, Google platforma, man atrodo.
Na, viskas, ko automobiliui reikia ir iš tiesų čia funkcijų labai daug. Šitą automobilį mes gavom tik tai prieš pusvalandį, dar nespėjom su juo taip išsamiai susipažinti, bet tai jau kelia didelį įspūdį ir prispaudinėti aš čia tikrai nenoriu, ko nereikia. Naujas daugiafunkcinis laikrodis, kuris atlieka daug papildomų funkcijų. Žodžiu, susikonfigūruoti kiekvieną ekraną pagal savo patogumą ir stilių. Taipogi, šildomas vairas, šildomos sėdynės, elektra reguliuojamas vairas, Sonus Faber garso sistema. Garso yra netgi duryse 2 kolonėlės, 3 netgi kolonėlės. Tai šitas automobilis virš 10 garso sistemų turi, tai turbūt jame yra labai kokybiška garso sistema ir viskas čia yra išpildyta tikrai labai solidžiai. Daug čia galime mes kalbėti apie šitą mašiną. Nesame mes tokie dideli ir specialistai, kad daryti išvadas, bet galiu pasakyti, kad pirmas vaizdas yra tikrai wow, stulbinantis ir visos smulkmenos, kur yra apgalvota netgi, namų vartų pakėlimo sistema. Čia nėra panoramos, bet vėlgi viskas priklauso nuo komplektacijos. O mūsų pagrindinė šios dienos funkcija ir užduotis yra atlikti šitam automobilio antikorozinį padengimą. Tai važiuojam iš karto į dirbtuves. Ir ką mes visu šituo video norime pasakyti, tai yra, kad dauguma klientų mūsų klausia, ar verta daryti automobilių naujam antikorozinį padengimą. Tikrai verta, mes norime parodyti, kokie automobiliai lankosi mūsų centre, kad netgi visiškai naujas Maseratis galvoja į priekį, galvoja apie ateitį, kaip išsaugoti šito automobilio patikimumą, vertę, estetinę išvaizdą ir kad jis nerūdytų ir užsako tokias paslaugas. Tai plačiau galėsim pakalbėti apie tai dirbtuvėse, žiūrėk, kol nepaspaudžiu accept, tol niekas nevyksta. Iš tiesų mes galim daug kalbėti apie šį automobilį, koks yra prabangus, patogus, modernus ir panašiai, bet kaip ir minėjau, pagrindinė mūsų užduotis šiai dienai yra atlikti jam antikorozinio padengimo paslaugas. Ir Vilniuje, Savanorių prospekte, Crown centre galite apsilankyti ir jūs, pasikonsultuoti, ar tai būtų naujo automobilio apsauga nuo rodžių ar seno. Taipogi mes turime 10 antikorozinių centrų visoje Lietuvoje, skirtingose miestuose, kur taipogi galite atlikti šias paslaugas. Signalas duotas, tikiuosi vartai bus pakelti ir galėsime įvažiuoti į dirbtuves ir pradėti darbus. Noriu dar tau galinę kamerą parodyti, pasižiūrėk, čia yra 360 laipsnių, kokia yra kokybiška kamera. Galim pavažiuoti šiek tiek atgal, viskas matosi ir keliaujam į mūsų centrą.